Dahoje gamintojo 3 klasės IP valdoma kamera su optiniu artinimu, turintis infrared ir LED pašvietimus, taip pat turintis, liaudiškai, taip sakykime, mirgalkės ir sireną. Skirsiu šiek tiek daugiau laiko, taip kad jeigu jums šita kamera bus įdomi, šis video patiks. Jeigu ieškote trumpų filmukų, šis video yra ne jums. Taip pat šita kamera skirta yra nebūtiniam sprendimui. Tai ne Wi-Fi, ne kamera, tai yra tas sprendimas, kurie renkasi žmonės keldami prioritetus šiek tiek kitus. Ne, galbūt žemiausią kainą ir kažką norim savo pigiai apgauti save, bet tie, kas ieškosi kokybės ir ilgaamžiškumo. Labai svarbu, kad šita kamera turi algoritmą ir jo dėka kamera ieško žmogaus mašinos tipo objekto savo teritorijai. Kitaip tariant, mes piešime plotą pas save teritorijoje ir pasakom, šiame plote tu ieškok tik tai žmogaus, nes galbūt va ten stovi vėjos robotas, jis su ratais. Tai kamera gali pagalvoti, kad ten mašina. Mašinos pas mus nevažinės, tai mes ir pasakysime, šitoj teritorijoje tu ieškok tik tais žmogaus. Ten toj teritorijoje, kur yra kelias, mes sakysime, ten ieškok ir žmogaus, ir mašinos. Va tokiu atveju mes turėsime tikslę, tvarkingai dirbančią kamerą, kuri nesiūs begalės nereikalingų pranešimų. Ką tai reiškia? Įprastai pigesnės kameros arba tos, kurios etiketėje prašo gražiai, bet realybėje neveikia algoritmas, yra problema. Juda lapai, krenta lapai, rūkas, sninga, musės, vorai, visa kita, kamera siunčia pranešimus. Gauti per parą melagingų pranešimų 1000 ar 10 000 nėra sudėtingas tokia kamera. Todėl mes renkamės IP kameros Dahoje gamintojo ne žemesnės negu 3 klasės. Idealiausia 5 klasės, bet šiuo atveju yra 3 klasės kamerytė. Taip kad puikus sprendimas su mirgalkėm liaudiškai, su sirena, optinis artinimas valdoma ir metalinis korpusas. Atrodo, kas čia tokio? Tai svarbu yra. Mesgi perkam šią kamerą ilgam. Čia ne Wi-Fi, ne kamera, kuri galbūt tarnaus tik tais keletą metelių. Čia mes kalbam apie ilgamžiškus sprendimus, todėl ir turi būti metalinis kameros korpusėlis. Pažiūrim, kas yra viduj. Kaip jinai atrodo. Be to yra labai smagu, kad šita kamera kainuoja apie 300 pinigų. Įprastai 3 klasės kameros fiksuotos ir nevaldomos kainuoja nuo 2–2,5 eurų iki 400 eurų. Ir mes už tos pačius 300 eurų anksčiau gaudome nevaldomą kamerą fiksuotą, negaudom optinio artinimo. O tai yra šiaip svarbu, nes galbūt aš šiandien noriu žiūrėti plačiai teritoriją savo, bet man galbūt rytoj rūpės va ten, kas toliau darosi, pažiūrėti, arba pažiūrėti, kaip vėjos robotas ten ar kraunasi, kokia ten situacija yra. Tai anksčiau be 400–500 eurų mes nenupirdavom kameros su optiniu artinimu, o dabar gausime dar ir valdomą. Taip kad tikrai puikus kainos kokybės santykėlis čia yra, labai džiugu. Kitos kameros, taip liaudiškai tariant, eis į pavėsį. Laikiklis yra metalinis, jisai yra arba prisukamas prie sienos, arba liaudiškai savaržom, sutraukom, zateškim, kaip kas jau patogiau, kam vadinti. Toliau mes turime pačią kamerytę. Nebaisiai patogu su vienu ranku čia viską daryti. Taip, turime... Dėl saugumo turime troselį, jisai kabinasi ant laikiklio ir tam, kad kamera paskui montuojant nenukristų, tai saugos sumetimais yra šis troselis. Būtina montuoti yra šias vandenės parės jungtis, nepamiršti visų tarpinių, nes paskui priskęsta mums šita jungtis ir pakeisti ją yra net ir brangoka. Kamera, kaip matom, turi šiek tiek yra lervinių įėjimų, išėjimų, žodžiu, gudrus sprendimas už pakankamai žemą kainą. Štai mūsų kamerytė. Atrodo, jinai realybėje štai taip. Kaip minėjau, turi jinai LED pašvietimą, infrared pašvietimą. Gali būti taip, kad, pavyzdžiui, nakties metu jinai stebi mūsų teritoriją infrared režimu.
žmogaus akis to šviesos nemato, aišku, mūsų ir vaizdas juodai baltas yra, bet jeigu kamera pastebėjo, kad čia įėjo žmogeliukas, jinai gali įjungti plus LED pašvietimą. Tada mes turėsim žmogeliuką spalvotam vaizde ir galim pasakyti, kad, pavyzdžiui, ten toli teritorija, kai yra, tu įjung tik mergalkę, švyturėlį, bet jeigu ateis į artimesnį teritoriją, tu jau įjung ir sireną. Aišku, galite jas naudot, galite naudot, kaip jau patogu jums yra, kaip mes suprogramuosim, kaip jūs pagėdausit, taip ir bus. Galim padaryti taip, kad, pavyzdžiui, tik tai savaitgalis arba mums išvykus veiktų sirena, įprastai veiktų tik švyturėliai, o naktį pakankamai gerai jie matosi iš tikrųjų. Štai, dar čia dedas atminties kortelė, kas ten naudos jos su įrašymo įrenginiais. Maitinimas ją yra 2 būdais, arba 12 voltų per šią jungtelę, arba poja. Poja tai yra, kuomet mes duodame internetą ir maitinimą to pačiu internetiniu kabeliu. Puikus sprendimas, kai nereikia tampyti daug klaidų. Plus yra šiaip patikimas sprendimas. Ir silpnos srovės yra plus ir saugu. Taip kad puikiai kamerytė už tikrai gerą kainą. Jeigu sugebėjote išklausyti šį video net visas 5 minutės, esat šaunuoliai. Bet šita kamera tikrai verta dėmesio yra. Štai mes atsuksim į priekį, jos realus vaizdas yra toksai. Taip kad už 300 pinigėlių gauname mes tikrai iš kameros daug, labai daug ir turime pakankamai nemažai galimybių. Jeigu jūsų teritorija yra gerokai didesnė negu šita, kurioje mes kalbam apie šią kamerą, reikėtų šiek tiek kitokių kamerų, jos yra brangesnės, bet apie tai galbūt kituose video mes ir pakalbėsim. Puikus sprendimas iš Dahoje.